Na tai ką, sveiki visi, čia vėl aš Wicked Bunny ir jūsų lauktas ir jūsų prašytas mano bank video. Tai ilgai nelaukęs pradėsiu, tai pažiūrėkim, ką mes čia gero turim. Tai va, nu čia žiūrim, taip, daug šlamšto, mano energijos visokios, gemai dar nuo mano prierio kelimo, tai auros kai kurios, porą dragon kipseikų, kad ant keipų, jeigu kada jų reiks. Tai nieko ypatingo čia. Ai, dar vat karūną turiu, dar vieną bandau parduot. Tai toks pusiau dženk, pusiau skilinimo tabas, tai tas mano naujas pikeksas, infernoadė, nu taip toliau. Runos pasiruošta, kaip matot, kelt Leave It Farmą, taip pat visą kitą čia dar šlamšto be to turiu, nes niekada nežinai, kiek gali priekti. Čia va, šiaip dabar jų net neparduodu, nes dažniausiai eina į spino arba iš slėrio, tai nežinau, kad man dar reiks, tai tegul būna. Aha, tai mano junk tabas, tai čia visi absoliučiai quest ir clue itemai, kiek esu gavęs ir kiek esu padaręs, tai pakankamai daug, nes tikiuosi, kai padarysiu visus questus, tai išnaikinsiu šitą tabą. Toliau, keipai ir outfitai, tai nu, taip pat dar turiu čia tų visų task, kai kuriuos itemus, taip pat keipai, nu, kaip matot, va, outfitai, skilinimo ir panašiai, kuriuos galbūt reiktų kitą vietą perskelt, bet nieko. Tai toliau einam. Tai Ranger Mage tabas. Tai kaip matot, visko po biškį, mano Gold Canonas, toliau chaotikai, visi taip toliau, batukai, nu. Iš tiesų, subjugationus ir armadilus pirkau po naujo update'o, kai pasakė, kad degraduos visi kiti armor, tai aš kaip tik būtent nusipirkau šituos. Realiai dėl tos priežasties, kad eit slėjant ir jeigu kažkas būna, kai nutinka, kai netyčia miršti, kad, nu, tiesiog neprarast pinigų. Nu, bet, nu, gal tegul būna, jeigu ką vis tiek galima parduoti. Tai summoning ir taip toliau tabas, tai čarmų šiek tiek turiu, tai kaip sakiau, ant 90 plus užtenka pakol kas už tais čarmais. Toliau čia viskas, ką surinkau gaudydamas džedingo, tai va turiu kiek džudžių farmingo ir taip toliau, tai va net realiai biški pasiruošęs esu pakankamai. Tai va, toliau mano skilinimo tabas, tai supplies, kuriuos reiks kažkaip įsinaudoti, nes artėjam prie farmingo. Tai šitos irgi reiks parduoti, nes man nelabai reikia. Daug visokiausio random šūdo, nebent pendantai ir taip toliau, kas čia gero. Tai visas tas outfitas, dar daug šlamšto. Biški sign of tų potinų kaip turiu. Čia vat kiek jau esu pagavęs šiuo metu. Ai, va, tiesa, dar biški battle staffų turiu, tai man jos reiks paskui pabaigti kažkaip ir sualkinti, nes kainos kritusios, tai vat. Nu ir einam prie mano combat, jo, tai kas čia gero. Tai turiu biški sriubikių, bandosus turiu, daigorės turiu. Tai va, turiu tetsų ir beveik likęs man tik vienas itemas iki o dieve, likęs iki kad pabaigčiau portus visus, tai taip pat turiu visus ringus ir taip toliau, tai net nežinau, aš kažkaip labai tingiu pašėkint banką, nes iš tiesų aš ne per seniausiai tai dariau, tai banko vertė pidiksliai būtų 450 milų. Kaip man tokiam žmogui, kuris nevaikšto PVM, sakyčiau, yra visai padoriai, tai
toks va, šūdinas bankas, galima sakyti. Nu, tiesiog, va, kai kurie įtemai neblogi, o visa kita yra šūdas, nu, tai, va, tai iš tiesų net nežinau, ką čia galėčiau daugiau apie savo banką papasakoti ir dar parodyti, tai nes iš tiesų net nevaikšto aš to PVM ir panašiai, tai teks tiesiog iš slėrio ir išskilinimo, kas kyla. Tai va, tai dėkui, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų.